Labą dieną. Šiandien turim 122 užsiėmimą. Praeitą kartą pradėjom kalbėti apie tautas Rusijos imperijoje. Šį kartą pratęsim. Pirmiausiai apie 1905 metų revoliuciją. Taigi, politinės priespaudos sąlygomis Rusijoje atsirado vis daugiau marksizmo pasekėjų, kurie veikdami pogrindyje kūrė slaptas grupuotės, platino marksistinę literatūrą. Vienas žymiausių rusų marksistų buvo Georgijus Plechanovas, labai daug rašęs, skleidė socialistines idėjas ir raginė sukurti darbininkų partiją, kuri galėtų vadovauti ir įgyvendinti socialistinę revoliuciją. XIX amžiaus pabaigoje marksistai pagaliau sukūrė Rusijos socialdemokratų darbininkų partiją, kuri kiek vėliau suskilo į dvi frakcijas. Skilimas įvyko dėl prieštaravimų tarp Plechanovo bei Martovo iš vienos pusės ir Vladimiro Lenino iš kitos. Leninas, kurio tikroji pavardė buvo Vladimiras Iljičius Uljanovas, kilęs iš inteligentų šeimos, tėvas buvo mokyklos inspektorius, žavėjosi marksizmu ir revoliucinė kova. Kadangi už Lenino siūlymus balsavo daugiau deputatų, tai jo frakcija buvo pavadinta bolševikais. Martovą palaikiusieji buvo pavadinti menševikais. Leninas ir bolševikai manė, kad po revoliucijos nuvertus carizmą reikia iš karto kurti socializmą. Menševikai taip pat pasisakė už revoliuciją, tačiau teigė, kad po revoliucijos nuvertus carą reikia kurti demokratinę santvarką, valdžią atiduoti buržuazijai, o socializmą kurti tik vėliau, kai Rusijoje sustiprės kapitalizmas. 1904 metais Rusija pradėjo nesėkmingą karą prieš Japoniją. Dėl to labai pablogėjo ekonominė padėtis, daug žmonių buvo mobilizuota į kariuomenę, žemės ūkyje trūko darbo rankų. Nepasitenkinimas dėl sunkių socialinių ir ekonominių sąlygų virto masiniu protestu. 1905 metais, sausio pradžioje, daugelio Sankt Peterburgo fabrikų darbininkai paskelbė streiką. Sausio 9 dieną, sekmadienį, tūkstančiai protestuotojų patraukė prie Žiemos rūmų caro Nikolajaus II ir jo vyriausybės rezidencijos. Nors demonstracija buvo taiki, ją pasitiko policija, kariuomenės dalys ir aikštėje prieš rūmus ėmė šaudyti į demonstrantus. Šimtai žmonių žuvo ar buvo sužeisti, dėl to šis įvykis buvo pavadintas kabutėse kruvinuoju sekmadieniu. Šios demonstracijos sušaudymas paskatino naujus protestus, prasidėjo streikai kitose Rusijos miestuose, neramumai apėmė ir kaimus. Pralaimėjimas kare prieš Japoniją dar labiau pakurstė revoliuciją. 1905 metais spalio mėnesį
prasidėjo visuotinis streikas, privertęs carą Nikolajų II paskelbti kabutėse spalio manifestą. Jame Rusijos imperatorius pažadėjo įvykdyti reformas, išplėsti demokratinės laisvės ir sušaukti parlamentą, tai yra dūmą. Gavus tokius pažadus, revoliucija atslūgo. Prasidėjo carą palaikančios demonstracijos, tačiau vyriausybė greitai pažeidė savo pažadus. 1906 metų pradžioje susirinkusi dūma jau po 2 mėnesių buvo paleista. 1907 metais išrinkus antrąją dūmą ir ji buvo išvaikyta, suimti net jos deputatai. Apie nacionalinį pavergtų tautų judėjimą. Rusija po XIX amžiaus užkariavimų tapo milžiniška imperija, kurioje gyveno labai daug tautų. Be vyraujančios rusų nacijos, imperijos pakraščiuose gyveno ukrainiečiai, lenkai, baltarusiai, lietuviai, latviai, estai, suomiai, armėnai, gruzinai, rumūnai, Vidurinėje Azijoje tadžikai, turkmėnai, kazachai, o Sibire ir tolimuosiuose rytuose kitos rytų tautos. Nikolajaus I valdymo metais buvo pradėta šių tautų rusinimo politika. Uždraudus nacionalinės kalbas, siekta, kad visos tautos kalbėtų tik rusiškai, joms būtų primesti rusų papročiai, gyvenimo būdas. Rusinimo politika ypač sustiprėjo XIX amžiaus pabaigoje. Į imperijos pakraščius buvo siunčiami rusų valdininkai. Bankuose, geležinkelyje, teismuose ir kitose įstaigose daugiausia dirbo tik rusų tautybės žmonės. Tokiai rusinimo politikai buvo pasipriešinta 1830–1831 metais ir 1863–1864 metais kilo lenkų ir lietuvių sukilimai, buvo brūzdama Šiaurės Kaukaze. Nors ginkluota kova buvo nuslopinta, lenkai, lietuviai, latviai, estai bei suomiai priešinosi kabutėse pasyviai. Žmonės neleido uždaryti katalikiškų arba protestantiškų maldos namų, rėmė savo bažnyčią. Jei rusų valdžia uždarydavo nacionalinės mokyklas, jos buvo kūriamos slaptai ir vaikai vis tiek buvo mokomi nacionaline kalba. Buvo leidžiami tautiniai leidiniai. Nuolatos buvo reikalaujama atstatyti suvaržytas autonominės teisės. Dėl tokio pasipriešinimo caro vyriausybė buvo priversta daryti nuolaidą. Jau 1904 metais buvo panaikintas lietuviškos spaudos draudimas. Per 1905 metų revoliuciją pavergtos tautos taip pat pakilo į kovą. 1905 metais caras buvo priverstas atšaukti autonomijos suvaržymus Suomijoje, suteikti daugiau teisių lenkams, latviams, estams ir kitoms tautoms. Tačiau po revoliucijos numalšinimo, ministru pirmininku išrinkus Stolypiną, rusinimas vėl sustiprėjo. Nacionalinius lyderius tai skatino siekti nepriklausomybės. Klausimai ir užduotys. Pirma. Trumpai papasakokite apie 1905 metų revoliuciją. Į kokias dvi frakcijas suskilo Rusijos socialdemokratų darbininkų partija. Kokie pakeitimai Rusijos politinėme gyvenime įvyko po 1905 metų revoliucijos. Pasakokite ir atsakykite remdamiesi pateiktą medžiagą ir žiniomis. Antra. Trumpai papasakokite apie nacionalinį pavergtų tautų judėjimą.
Kokiais būdais pavergtos tautos priešinasi rusifikacijai? Pasakokite ir atsakykite remdamiesi pateikta medžiaga ir žiniomis.